Norėdami pateikti transporto pasiūlymą, paspauskite ženkliuką transportas. Tada pridėti transportą. Pridėti transportą galima iš šablono arba rankiniu būdu. Norėdami vykdyti paiešką rankiniu būdu, įrašykite miesto pavadinimą, indeksą arba sukurkite balso pranešimą paspaudę mikrofono ženkliuką. Tuomet nurodykite pakrovimo datą. Paspaudę raidės A, B, C, pakrovimo ir iškrovimo punktus galėsite rinktis iš sąrašo. Jei jūs norite, kad sistema nerodytų jums pasiūlymų esančių nurodytų spindulių bet kitoje šalyje, ties pakrovimo ir iškrovimo punktais uždėkite varneles. Nurodykite kėbulo tipą. Taip pat galite nurodyti papildomą informaciją, pervežimo kainą ir apmokėjimo tipą. Jei pranešimus apie tinkamą krovinį norite gauti elektroniniu paštu arba SMS žinute, uždėkite varnelę. Norėdami išsaugoti siūlomo transportą kaip šabloną, uždėkite varnelę ir įrašykite šablono pavadinimą. Tuomet paspauskite pridėti. Pasiūlymas pridėtas. Visus savo pasiūlymus galite peržiūrėti skyriuje Mano pasiūlymai, esančiame po pagrindinio tinklapio meniu. Jei dėl darbo tinklalapį jums kilo klausimų, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.